Sveiki gyvi, su jumis ir vėl sveikinasi jubiliejinė 10-oji Vilniaus krepšinio lygos apžvalga. Laidelės pradžioje pažvelkime, kas gero nutiko elito grupėje per pirmasis 2 kovo savaitės. Apatinėje 7-tuko grupėje susitiko šeimininkės Grigiškių SK bei Sadolin komandos. Būtent namų ekipa ir buvo laikoma šio mačo favorite, tačiau elito grupėje nereiktų nuvertinti ne vieno priešininko. Todėl gausiai susirinkę žiūrovai tikėjosi įtemptos bei atkaklios kovos. Varžybų pradžioje kova vyko į tašką ir įpusėjus pirmam kėliniui po Vytauto Vičiaus tritaškio pirmą kartą svečiai spurtuoja pabėgdami į priekį 10-9. Likusi ketvirčio laiką jau atsigauna šeimininkai. Čia pat seka atsakomasis jų spurtas 13-4 ir laimėtas pirmasis kėlinys 22-14. Būtent tokį atsiplėšimą lėmė greitas Grigiškių sporto klubo žaidimas, kurio tempo neatlaikę svečiai pradėjo antrą ketvirtį turėdami 8 taškų deficitą. Per pirmasias 3 minutės jis sumažėjo iki 5, tačiau ir toliau vyravęs greitas žaidimas vėl buvo palankesnis namų ekipai. Kai grigiškiečiai įgijo 10 taškų pranašumą, visas žaidimas apsivertė tarsi aukštyn kojom. Šeimininkai nebepajėgė išlaikyti tokio tempo, o nuovargis lėmė daug klaidų, kurias išnaudodami priešininkai pavertė taškais ir išėjo į pertrauką turėdami jau 1 taško pranašumą. Trečiasis ketvirtis buvo identiškas pirmajam, kuomet po 4 pražangą gavusio Richardo Čekanavičiaus nusižengimo subirėjo Sadolin žaidimas. Ir šeimininkai spurtuodami 12-2 pabaigė kėlinį turėdami jau 9 taškų pranašumą. Lemiamas kėlinys prasidėjo 2 minučių taškų badu, kurį tolimų metimų nutraukė Viktoras Urbanovič. Sadolin dar spurtuoja 7-0 ir sumažina atsilikimą iki 3 taškų. Tačiau po įspūdingo Grigiškių sporto klubo aukštaūgių žaidimo namų komandai pavyko padidinti skirtumą iki 6 taškų ir švęsti pergalę 72-66. Tokiu būdu Grigiškių sporto klubas tapo apatinio 7-tuko elito grupės lyderiais. Keliamės į top 7 elito grupę. Čia namų salėje Stamperija susitiko su Daprejos ekipa. Būtent šioje dvikovoje buvo tikėtasi atkaklios kovos, nes pirmasis komandų susitikimas pirmajame rate pasibaigė Stamperijos pergalę tik po pratęsimo. Rungtynių pradžia tai patvirtino, deja, labai neilgam. Kėlinio pabaigoje svečių puolimas pradėjo strigti ir tuo pasinaudojusi Stamperija laimėjo ketvirtį 11 taškų pranašumu. Antrajame kėlinyje toliau tęsėsi atkakli kova. Komandos keitėsi rezultatyviomis atakomis, tačiau Stamperijos vyrukai buvo taiklesni bei sugebėjo pranašumą dar labiau padidinti. Antroje rungtynių pusėje Daprejos komanda pradėjo persekioti nesėkmės. Vos 6 susirinkusių svečių gretas dėl stiprios traumos praretino į gydymo įstaigą išskubėjęs Vytautas Petravičius. Tuo pasinaudojęs Stamperijos vaikinai gavę trenerio nurodymus suaktyvinti gynybą, ketvirtojo kėlinio viduryje įgijo rekordinę 30 taškų persvarą. Netrukus 5 pražangomis nubaudžiami Mindaugas Budzinauskas bei Mykolas Jasaitis, todėl komanda rungtynės pabaigė vos 3. Lyg to būtų negada, Mindaugas Budzinauskas net sėdėdamas ant suoliuko sugeba užsidirbti 2 techninės pražangas ir taip visiškai nuskandina savo komandą. Abu 5 pražangas gavę krepšininkai nenurimo ir rungtynėms pasibaigus elgėsi labai netaktiškai, net agresyviai. Toks krepšininkų poelgis buvo svarstamas Vilniaus krepšinio lygos valdyboje bei sulaukė drausmės komisijos sprendimo. Tiek Mindaugui Budzinauskui, tiek ir Mykolui Jasaičiui iš Daprejos ekipos skirtos 300 litų nuobaudos bei 3 rungtynių diskvalifikacija. Vilniaus krepšinio lyga draugiškai primena. Mes netoleruojame bet kokių agresijos protrūkių mūsų varžybų arba joms pasibaigus metu. Elito grupės turnyrinės lentelės pernelyg nepakito. Pirmos 3 pozicijos ir toliau išlieka Tuomenas Šiaurės Lietuva LT, Tegra bei Stamperija. Labai atkakli kova tarp Nemenčinės, Ernst & Young ir Ark studijos. Apatinėje grupėje pirmauja Grigiškių sporto klubas. Pirmosios kovo pusės elito grupės naudingiausių krepšininkų gretos atrodo taip. Į žaidėjo poziciją Vilniaus kolegija Otas Majeras, lengvojo krašto puolėjo pozicija Eduard Rogačiov, Stamperija, atakuojančio gynėjo pozicijoje Ernst & Young komandos žaidėjas Tadas Pačerinskas, sunkiojo krašto puolėjo pozicijoje Paulius Augulis, sporto klubas Meškos, na ir vidurio puolėjo pozicijoje antrosios grupės lyderės Grigiškių sporto klubo komandos narys Dmitrij Meškevič. Visus šios krepšininkus sveikina mūsų draugai Gyvo alaus krautuvėlė ir įteikia tradicinius savo prizus.
Dar kartą kviečiame jūs prisiminti įspūdingiausius epizodus iš Klaipėdoje vykusios Švyturio Klaipėdos mėgėjų krepšinio lygos ir Vilniaus krepšinio lygos visų žvaigždžių dienos. Tęsiasi dvikovos ir Basket News iššūkio lygoje. Dėl didžiosios taurės aštuntfinalyje susikovė Vilniaus VPP ir Elektrėnų sporto centras. Sukaupę 16 taškų pranašumą dvikovoje Elektrėnuose, VPP prieš revanšą jautėsi gana ramiai, tačiau neužtikrinti. Būtent tai prieš rungtynes paminėjo ir komandos aukštaūgis Krzysztof Kondratovič, kartu paminėjęs Elektrėnų ekipos sirgalius kaip pačius triukšmingiausius bei geriausius Vilniaus krepšinio lygoje. Šį kartą sirgalių armija Egliškėse neapsilankė, o be jos Elektrėnų sporto centras rungtynėse nė karto nepirmavo. Jau pirmame kėlinyje pasipylė taiklių VPP snaiperio Donato Ratkevičiaus tritaškių lietus, po kurios svečiams atsiliekantiems 15-6 neliko nieko kito, kaip prašyti minutinės pertraukėlės. Tačiau nepagelbėjo ir ji. Elektrėniškiai pagerino puolimą, tačiau gynyba atrodė skylėta į trėtis. Ir VPP laimi pirmąjį kėlinį 31-20. Antrame mėlyną aprangą vilkinti svečiai sukruto ir po Konstantino Bakanovo tritaškio priartėjo iki 5 taškų. Tačiau labiau spurtuoti nepasisekė. Įpusėjus dvikovai, pareigūnai pirmauja 7 taškais. Antroji susitikimo dalis pernelyg nesiskyrė nuo pirmos. VPP gana ramiai išlaikė nedidelį pranašumą, nesuteikdami svečiams jokių galimybių laimėti net šios dvikovos metu. Mažiausias skirtumas buvo ketvirtame kėlinyje, kuomet Paulius Leonavičius 2 taškius sušvelnino atsilikimą iki 70-66. Tačiau čia pat sekė 2 taiklūs Donato Ratkevičiaus tritaškai, palaidojo ir paskutinės elektrėniškių viltį. VPP keliauja į Basket News LT iššūkio didžiosios taurės ketvirtfinalį, kur susitiks su BC Phoenix komanda. Tuo tarpu Basket News LT mažojoje iššūkio taurėje susitiko SK Skurdas, tamsi apranga ir raudonomis aprangomis vilkėję svečiai iš Incorpore. Pirmasis rungtynes 2 taškų skirtumų laimėjusi SK Skurdo ekipa žinojo, kad šiandien tik pergalė atvers duris į sekantį etapą. Pirmosius taškus susitikime pelnė svečiai, tačiau po šio taiklaus metimo jų puolimo artilerija sustojo. Paprašius minutinės pertraukėlės, Incorpore atsigavo, tačiau pirmąjį kėlinį vis tiek pralaimėjo 11-15. Antrasis kėlinukas ne tik nulėmė rungtynių baigtį, tačiau ir tai, kas žengs į sekantį varžybų etapą. Po Skurdo spurto 6-0 kėlinio pradžioje svečiai vėl prašo minutinės pertraukėlės, tačiau šį kartą atsigauti taip ir nebepavyko, o pirmosius taškus antrajame kėlinyje ekipa įmetė tik po 4 minučių. Skurdiečiai kėlinį laimėjo net 22-6, o į didžiąją pertrauką išėjo turėdami jau 20 taškų pranašumą.
Svečiams teliko naiviai tikėtis, jog dar galima atlošti tokį skirtumą. Būsimieji nugalėtojai ne tik išlaikė persvarą, tačiau ją ir padidino, kuri nuaidėjus finaliniam rungtynių švilpukui jau siekia 31 tašką. Taigi, SK Skurdo ekipa keliauja į sekantį Basket News LT iššūkio mažosios taurės etapą, kur ketvirtfinalėje susitiks su Merkurijaus Borga ir Parok poros nugalėtojai. Tuo tarpu Inkorporė savo pasirodymą debiutinėme Vilniaus krepšinio lygos sezone šiemet baigė. Basket News LT iššūkio taurės naudingiausių pirmosios kovo mėnesio pusės krepšininkų gretos atrodo taip. Įžaidėjo pozicijoje Dainius Kinderevičius, ŠMKM 83 Eastern Express. Lengvojo krašto puolėjo pozicijoje KSP krepšininkas Sergej Semaško. Atakuojančio gynėjo poziciją užima Edgaras Simonavičius, SK Skurdas. Sunkiojo krašto puolėjo pozicijoje geriausias per šias 2 savaitės Povilas Kaminskas, Vilniaus VPP. Na ir vidurio puolėjo pozicijoje Expertise.com žaidėjas Virgilijus Lapėnas. Visiems šiems žaidėjams taip pat atitenka mūsų draugų gyvo alaus krautuvėlės prizai, su kuo ir sveikiname. Pažiūrėkime, kaip įvyko dvikovos Basket News LT didžiojoje taurėje. Credit 24 pirmoje dvikovoje nugalėjo SK Bitina Medžio centrą. Expertise.com pateko į kitą etapą 2 kart įveikusi BC Trio Team komandą. Phoenix namuose pakako įgytos užtikrintos persvaros ir net pralaimėjus žygiuoja toliau prieš Champion. Hansa teleradio kompanijai nepakako 16 taškų persvaros ir pralaimėję 31 taškų jie palieka čempionatą. Toliau žygiuoja SKM 1993. Į kitą etapą 2 pergalių dėka patenka ir Normaliok. Taip pat 2 pergalės iškovojo ir ŠMKM 83 Eastern Express, palaužusi Mikrodį. 2 kart laimėjo ir Vilniaus VPP, abu 2 kartus įveikę Elektrėnų sporto centrą. Ir abi pergalės iškovojo KK Žaibas, nugalėjęs BT Salininkų komandą. Tuo tarpu mažojoje Basket News LT iššūkio lygos taurėje Aim Public abu kartus įveikė Apokalipsės raitelius. Merkurijus Borga sužaidė dar tik 1 rungtynes, kuriuose 4 taškais įveikė Parok. Omnitelis 2 kartus palaužė Akciją krepšinį. SK Skurdas 2 kartus įveikė Inkorporė komandą. Dievio žiedas abiejose dvikovose buvo pajėgesnis už Glaspro Solar. Nors pirmasias rungtynes pabaigė lygiosiomis, antrose 10 taškų laimėjo KSP ir įveikė MBG Alumni barjerą. Ta patį padarė ir BC Šalčininkai, tiesa, iškovoja abi 2 pergalės. Na ir Stiklo paslaptis LT po pergalės išvyko 11 taškų persvarą, namuose pabaigė rungtynes lygiosiomis prieš Gynio pajėgas, tačiau žygiuoja toliau. Pirmųjų 2 kovo savaičių gražiausių užfiksuotų epizodų 5-tukas atrodo taip. 5 pozicija ir Elektrėnų sporto centro žaidėjas Paulius Leonavičius. 4 vieta atitenka šauniai sužaidusiam Richardui Čekanavičiui iš Sadolin. 3 vietoje Stamperijos duetas Laurynas Žilinskas ir Arnoldas Plaipa. 2 vietoje jau nebesuskaičiuojama į kartą šių metų varžybose Edgaras Simonavičius ir eilinis jo dėjimas SK Skurdas. Na ir 1 pozicija LKL šių metų oro karaliaus nugalėtojas Algirdas Palaima iš Grigiškių sporto klubo, jo prasiveržimas bei įspūdingas dėjimas. Atsisveikiname su jumis ir vėl neilgam susitiksime tradiciškai po nepilnų 2 savaičių. Likite ir toliau su Vilniaus krepšinio lyga.